Vakar teko Pajūrio pakrantę praeiti maždaug 8 kilometrus, dar čia kažkurį vakarą, gal prieš savaitę 12 kilometrų, gal 10, net nežinau. Ir pagalvojau, kai eini pakrantę, taip, po kojom smėlės, kartais įklimpsti, vanduo skalauja kojas, ir atrodo tiek nueini kilometrų, bet jie kažkaip nesijaučia. Ir galvoju, kaip čia taip įdomu, nes kai eini sausumoj, tai tie 10 ar 8 jie daug labiau jaučiasi. Ir po to pagalvojau, taigi skalauja kojas vanduo, dėmesį nukreipia bangos, iš tikrųjų dangus, jo grožis, bangų mūša, pavyzdžiui, tai kaip yra dabar, ką galima matyti. Ir man iš karto atėjo įvaizdis apie Teresėlę. Ir būtent dabar tenka skaityti štai šią knygą, kurią šiek tiek gilinuosi. Ir čia rašoma, esame Dievo vaikai, dalyvaujame jo gyvenime. Esame dievai, nes įžengėme į gilųjį Dievo gyvenimą, prasiskverbėme į Dievą iš vidaus. Kadangi malonę esame Dievo vaikai, dalyvavimu esame dievai. Taigi, taip Dievo meilė, kaip ta jūra, kuri skalauja mūsų širdį ir mūsų surambėjimų širdies žaizdas. Iš tikrųjų jinai apvalo, gydo ir dėka dieviškos meilės mes išties galime prasiskverbti į Dievo gyvenimą iš vidaus ir žengti per gyvenimo vargus, iššūkius, įvairius išbandymus su lengvumu. Tačiau, kai nėra šios patirties, tai esame tarsi sausumoj, tarsi dykumoj, ne tik kad sausumoj, bet ir dykumoj. Taigi, štai kodėl mums lengviau žengėsi pakrantė, nes skalauja vanduo ir per gyvenimo vargus mes žengėme su Dievo meilės patirtį. Atsiverkime tam ir leiskimės į Dievo gyvenimą. Būkite palaiminti.